pabudau žemoj, iš svetimo sapno, akim užrištom. Aš pabudau žemoj. Tėvai duoda savo vaikams gyvybę, suteikia vardą, kuris lydi jį per visą gyvenimą. Ar esi patenkinta savo vardu, kurį tau davė tėvai? Taip, labai dažnai kažkaip pagalvoju apie tai, kad labai esu dėkinga tėvams už tai, kad suteikė man tokį vardą, dėl to, kad tai iš tikrųjų Lenkijoje yra labai mažai sutinkamas vardas ir jaučiuosi kartais tokia biškelį išskirta. Ypač, pavyzdžiui, kaip mokiausi Varšuvoj, dažnai labai sutikdinėjau, aišku, naujus žmonės ir jie klausė, koks tavo vardas, aš sakiau, Jūratė. O jie sako, o, Jūratė, ar tavo vardas toks? Aš sakau, jo. Sako, tai iš kur jis tokias, ar ne? Aš sakau, ką tėvai man davė dėl to, kad paprastai mes esam lietuviais ir tas vardas yra lietuviškas. Kaip prisimeni dieną, kaip gimė Laisvė? Tai buvo nepakartojama diena ir gal geriausia mano gyvenime. Tai vis tiek gimė nauja šviesa, nauja gyvybė ir tikrai visa mano laimė. Laisvė tai nepaprastai gražus ir įpareigojantis vardas. Jis yra mums šventas, nors nėra krikščionių vardų kalendoriuje. Kada ir kodėl su vyru nusprendėte savo dukrai duoti tokį gražų vardą? Prieš 6 metus, kaip kažkokį laiką buvau Vokietijoje, ten supažinau draugę, kuri turėjo vardą Laisvė. Ir buvo tokias atvejis, kad kalbu su drauge, sakau, neturiu ką vakare daryti. Sako jinai, gerai, tada susitiksim su Laisvė. O aš sakau, su Laima. Ne, Laisvė. Aš sakau, tai toks vardas. O jis sako, taip, Laisvė. Na gerai, sakau, gal juokauja. Kaip susitikau su jais, labai maloniai mes bendravom. Ir tikrai esu labai laiminga, kad tų žmonės sutikau, nes jie daug man ir padėjo. Po to jau ilgai ir seniai pasakiau savo, kad kaip turėsiu dukrytę, duosiu jai vardą Laisvė. Taigi žinojai daug metų anksčiau, nei Laisvė gimė? Jo, tai tiesa. Aišku, tai paskui buvo klausimas, kaip ar vyras tai už akceptuos. Bet be jokių problemų ir net kum dabar žiūriu į savo dukrytę, neišsivaizduoju kito vardo jai, tik vardą Laisvė. O kaip užrašėte Laisvę, ar su taško E? Ne, be taško E, bet su raidė V. Bet kodėl nelietuviškai? Net nežinau taip iš tikrųjų. Net kreipiau į tą dėmesio gal per labai. Laisvė. Dabar išeina Laisvė, kaip lietuviškai jo. Ar neturėjote problemų užrašant šitą vardą? Užrašinėjom viską seinuose, tai kad užteko, kad aš paprastai parašau ant kortelės, kaip tai rašosi ir viskas, niekas ten nesiklausė nieko, taip tikrai, jokių problemų nedarė. O bažnyčioje, krikštinant? O bažnyčioje ir jokių problemų neturėjome. Papasakok, kaip auga Laisvė. Laisvė dabar jau turi 7 beveik mėnesius. Pakol kas yra tikrai labai sveika, visą laiką beveik nusijuokus, kaip kad dabar miega, bet kaip tik atsikelia, tai nusišypsojus, verkia tik tada, kaip kažkas skauda ar nori valgyti. Visiems įdomu, kada Laisvė švęs savo vardadienį, ar tai bus vasario 16? Galvoju, kad taip. Linkiu, kad Laisvė būtų sveika, kad jį augtų, kad atneštų pirmiausia tau daug džiaugsmo, mūsų visuomenėje ir Lietuvai. Ačiū labai. Iš svetimo sapno, akim užrištom,
pabudau žiemos.